Labas vakaras. Smagu, kad atėjote. Kviečiame pasiklausyti gyvos muzikos, lyriškų meilės istorijų, sentencijų, nuoširdžių prisipažinimų. Aš manau, kad šiame parke, miesto sode, taip pat ir šioje vietoje, kur vyksta renginiai, tokių renginių labai trūksta, poezijos, muzikos vakarų. Tai kažkaip ir kilo tokia mintis padaryti renginį žmonėms, miestui, parko lankytojams. Ir kartais pagalvoju gyvenime, prieš rašydamas ar kažką kurdamas, kad kyla tokie klausimai, ar verta daryti kažką, galbūt liksiu neįvertintas, nesuprastas, ar tiesiog kažkaip kitaip blogai įvertintas, nes piktų ir blogų žmonių labai daug aplinkui yra. O žmonės dažniausiai pastebi blogus dalykus ir įsitraukia į blogas naujienas. Tai eilėraštis apie tai. Ar verta? Skrieja minutės į laiko orbitą šviesos greičiu, valanda po valandos, kaip spalvotos snaigės tirpsta ant tavo veido. Lieka tik kukli šypsena. Ar verta ieškoti prarasto laiko? O šis kūrinėlis apie mūsų šių dienų aktualijas, apie mūsų gyvenimą. Aplink mus tiek daug piktų, alkanų ir nelaimingų. Pamatykime juos, išgirskime, padovanokime jiems šypseną, bet neieškokime savęs ten, kur niekada nerasime. Iš tikrųjų, žmogus labai daug laiko praranda ieškodamas savęs, besiblaškydamas, taip pat ir sukeldamas daug įvairių emocijų. Tad neieškokime ten, kur savęs nerasime, o padovanokime šypseną. Jums grojo Dainius Platukis ir savo kūrybą skaitė Linas Vitkauskas. Labai dėkingas esu Andriui iš 3A studijos už įgarsinimą, taip pat Dainiui ir dailės mokyklai, direktoriui, kad leido čia man pasirodyti, taip pat žmonai Vitai, dukreliai Vaiva. Matau, susirado naują draugę, irgi labai gerai. Ir taip pat Faustui, kad atėjo ir visuomet ateina. Ačiū jums visiems.